Ir trečias dalykas, kuris, galima sakyti, savotiškai apibendrina šitos du pirmus punktus, arba galbūt iš jų išplaukia, arba tai yra kažkokia konkreti versija vizijos ir misijos, tai yra vertybių sistema, arba religija, arba filosofija, arba pasaulėžiūra, kuri apima visą sistemą, visą gyvenimo būdą, visą požiūrį su daug visokių niuansų, taisyklių, įpročių, papročių, įstatymų ir taip toliau. Tai šitą trečią momentą vyras turėtų arba pats, atrasti savo, jam tinkamą, arba jis paprastai gauna palikimu iš savo tėvo, arba iš mokytojo kažkokio tai, ir tai yra kažkas tokio kaip, jeigu imt kompiuterių pavyzdžių, tai yra kaip operacinė sistema žmogaus smegenyse, ant kurios pagrindo veikia visas jo gyvenimas. Tai va šitie trys